Mūsų pasaulis pilnas vietų, kurias retai kas pamato. Viršuje sklando paukščiai, kurie atrodo tarsi iš senovės legendų. Žemėje klajoja keistos, paslaptingos būtybės, kurių išvaizda primena kitą epochą. Po vandeniu slepiasi gyvūnai, kurių formos ir gebėjimai prieštarauja logikai. Šiandien keliausime per visus šiuos sluoksnius. Nuo dangaus iki miškų, nuo pelkių iki giliausių vandenų. Susipažinsime su gyvūnais, kurie atrodo neįmanomi, bet yra tikri. Jų pasauliai kupini tylos, šviesos blyksnių, neįprastų garsų ir evoliucijos sprendimų, kurių žmogus dar nesupranta. Tai kelionė į vietas, kur gamta kuria savo pačias keisčiausias formas. Pasiruošk, laukia pasakojimas apie nepaprastus gyvūnus ir jų mistišką, paslaptingą pasaulį. Aksolotlis. Aksolotlis yra vienas iš neįprasčiausių gyvūnų Žemėje, ir jo keistumas nėra tik išvaizdoje. Tai salamandra, kuri atsisakė suaugti. Dauguma varliagyvių pereina metamorfozę, iš lervos tampa suaugėliais, praranda žiaunas ir išlipa į sausumą. Tačiau aksolotlis pasirinko kitą evoliucinį kelią. Jis visą gyvenimą išlieka lervos stadijoje, su išorinėmis žiaunomis, plaukimo pelekais ir vandens gyvenimo būdu. Šis reiškinys vadinamas neotenija, kai gyvūnas išlaiko jaunystės bruožus iki pat senatvės. Aksolotlis garsėja savo regeneracinėmis galiomis. Jei jis netenka kojos, ji atauga. Jei netenka uodegos, atauga. Jei pažeidžiama širdis, jie atsistato be randų. Dar įspūdingiau, aksolotlis gali atkurti smegenų dalis ir nervinius ryšius, kurie daugeliu kitų gyvūnų būtų negrįžtamai prarasti. Mokslininkai visame pasaulyje tiria šį procesą tikėdamiesi suprasti, kaip regeneracija galėtų būti pritaikyta medicinoje, ypač gydant nervų sistemos pažeidimus. Natūraliai aksolotliai gyvena tik vienoje vietoje – Meksikos Sočimilko ežerų sistemoje. Deja, jų populiacija laukinėje gamtoje beveik išnyko dėl taršos, miesto plėtros ir įvežtų žuvų, kurios minta jų jaunikliais. Šiandien aksolotlis yra kritiškai nykstanti rūšis. Tačiau laboratorijose ir akvariumuose jis paplitęs visame pasaulyje, nes yra vienas svarbiausių biologinių tyrimų modelių, jo išvaizda taip pat prisideda prie populiarumo. Aksolotlis dažnai atrodo tarsi nuolat besišypsantis, su švelniai banguojančiomis žiaunomis, primenančiomis mažus rausvus medžius. Dėl šios išvaizdos jis tapo interneto kultūros simboliu, bet už mielo veido slypi sudėtinga biologija ir evoliucinė paslaptis. Aksolotlis yra gyvas priminimas, kad evoliucija nėra tiesi linija. Kartais ji pasirenka kelią atgal, kad sukurtų kažką visiškai naujo. Nemirtingoji medūza Turritopsis dornii. Nemirtingoji medūza yra vienas iš labiausiai mokslą gliuminančių organizmų Žemėje. Ši mažytė, vos kelių milimetrų dydžio medūza gyvena Viduržemio jūroje ir keliuose kituose pasaulio regionuose. Tačiau jos biologija tokia neįprasta, kad ji dažnai vadinama biologiškai nemirtinga. Tai nėra metafora. Ši rūšis turi unikalią savybę, kai patiria stresą, sužalojimą, badą ar net senėjimą, ji gali grįžti į ankstesnę savo gyvenimo stadiją. Tarsi suaugęs žmogus virstų kūdikiu ir pradėtų gyvenimą iš naujo. Procesas vadinamas ląstelių transdiferenciacija. Tai reiškia, kad medūzos ląstelės gali persiprogramuoti ir tapti kitomis ląstelėmis. Pavyzdžiui, nervinė ląstelė gali virsti raumeninę, o raumeninė į odos ląstelę. Gamtoje tai beveik neįmanoma, tačiau Turritopsis dornii tai daro natūraliai ir be jokių pasekmių. Kai medūza nusprendžia atsukti laiką atgal, ji iš suaugėlio stadijos virsta polipu ankstyva. Pritvirtinta forma, iš kurios vėl gali išaugti nauja medūza. Teoriškai šis ciklas gali kartotis be galo, mokslininkai visame pasaulyje tiria šį reiškinį tikėdamiesi suprasti, kaip ląstelės gali atkurti savo jaunystę. Nors medūza nėra nemirtinga absoliučia prasme, ją gali suėsti plėšrūnai ar sunaikinti ligos, jos biologinis laikrodis neturi įprastos krypties. Ji gali senėti, atjaunėti ir vėl senėti. Tai vienintelis žinomas daugialastis organizmas, galintis natūraliai grįžti į ankstesnę vystymosi stadiją. Įdomu tai, kad ši medūza nėra agresyvi ar pavojinga. Ji maža, permatoma ir beveik nepastebima. Tačiau jos gebėjimas perrašyti savo gyvenimo eigą kelia klausimus apie senėjimą, ląstelių atsinaujinimą ir net apie tai, ar gamtoje egzistuoja ribos, kurias laikome neperžengiamomis. Turritopsis dornii yra gyvas priminimas, kad evoliucija kartais sukuria sprendimus, kurie atrodo tarsi iš mokslinės fantastikos, bet yra visiškai tikri,
Tai vienas iš nedaugelio gyvūnų, kurie meta iššūkį pačiai biologinės pabaigos savokai. Pistoletinė krevetė. Pistoletinė krevetė yra vienas iš įspūdingiausių mažų plėšrūnų vandenyne. Nors jos ilgis vos 2 ar 3 cm, ji turi ginklą, kurio galia prilygsta fizikos laboratorijoms. Vietoj įprastų žnyplių ši krevetė turi vieną milžinišką, asimetrišką žnyplę, kuri veikia kaip natūralus vandens pistoletas. Kai krevetė ją uždaro, judesys toks greitas, kad vanduo tarp žnyplių suformuoja kavitacijos burbulą. Šis burbulas akimirksniu subliūkšta ir sukuria smūgio bangą, kurios garsas siekia apie 230 decibelų. Tai garsiau nei reaktyvinis lėktuvas, ir tai yra vienas galingiausių gyvūnų pasaulyje užfiksuotų garsų. Smūgio metu burbulo viduje trumpam susidaro ekstremali temperatūra, kuri gali priartėti prie Saulės paviršiaus karščio. Šis reiškinys trunka vos kelias mikrosekundės, tačiau to pakanka, kad krevetė apsvaigintų ar net nužudytų grobį. Dažniausiai tai mažas žuvys, krabai ar kiti bestuburiai. Įdomu tai, kad krevetė nemuša tiesiai į grobį. Jis smogia į vandenį šalia jo, o smūgio banga padaro visą darbą. Pistoletinės krevetės gyvena tropiniuose ir subtropiniuose vandenyse, dažniausiai urvuose ar tarp koralų. Jos garsėja ne tik savo ginklu, bet ir neįprasta partnerystė su tam tikromis žuvimis, vadinamomis urvinėmis žuvelėmis. Krevetė kasa urvą ir jį prižiūri, o žuvelė veikia kaip sargybinė. Jei pastebi pavojų, ji duoda signalą krevetės antenoms ir abi pasislepia. Tai vienas iš įdomiausių simbiozės pavyzdžių jūrų pasaulyje. Nors pistoletinė krevetė atrodo kaip mažas, nepastebimas gyvūnas, jos gebėjimas manipuliuoti fizikos dėsniais yra stulbinantis. Ji sukuria garsą, šviesą ir šilumą vienu judesiu, ir visa tai be jokios technologijos. Tai primena, kad gamta dažnai sukuria sprendimus, kurie pranoksta žmogaus išradingumą. Pistoletinė krevetė yra vienas iš tų gyvūnų, kurie parodo, kaip daug dar nesuprantame apie pasaulį, kuriame gyvename. Mimikinis aštuonkojis. Mimikinis aštuonkojis yra vienas iš įspūdingiausių elgesio mimikrijos meistrų gyvūnų pasaulyje. Ši rūšis aptinkama pietryčių Azijos vandenyse, ypač Indonezijos regione. Nors pats aštuonkojis nėra didelis, jo gebėjimas apsimesti kitais gyvūnais yra toks pažangus, kad ilgą laiką mokslininkai netikėjo, jog vienas organizmas gali turėti tiek skirtingų imitacijų. Tačiau visi faktai yra tikri ir patvirtinti stebėjimais bei filmuotais įrodymais. Mimikinis aštuonkojis gali imituoti daugiau nei 15 skirtingų rūšių. Tai nėra tik spalvos pakeitimas. Jis keičia kūno formą, judesius, plaukimo stilių ir net elgesio modelius. Vienas žinomiausių pavyzdžių jūros gyvatės imitacija. Aštuonkojis paslėpė 6 savo galūnes, o 2 likusias ištempia ir banguoja taip, kaip juda nuodingos jūros gyvatės. Tai patvirtinta laukinės gamtos tyrimuose, ir ši imitacija padeda jam atbaidyti plėšrūnus. Kitas tikras ir dokumentuotas pavyzdys liūtažuvis. Šis žuvis turi nuodingus spyglius, todėl dauguma plėšrūnų jos vengia. Mimikinis aštuonkojis gali išskleisti savo rankas taip, kad jos primintų liūtažuvį būdingą spygliuotą siluetą. Jis netgi juda taip, kaip liūtažuvis, lėtai ir grėsmingai. Ši imitacija nėra atsitiktinė, ji naudojama tik tada, kai aplinkui yra plėšrūnų, kurie vengia nuodingų žuvų. Dar vienas tikras faktas - plekšnės imitacija. Aštuonkojis prigula prie dugno, suplokština savo kūną ir juda banguojančių, slystančių judesių, identiškų plekšnėms. Tai padeda jam pasislėpti nuo plėšrūnų, kurie ieško aštuonkojų, bet ne plokščių dugno žuvų. Ši imitacija tokia tiksli, kad net patyrę narai kartais jos neatpažįsta. Mimikinio aštuonkojo gebėjimai paremti 3 biologiniais mechanizmais. Chromatoforais, kurie keičia spalvą, papilomis, kurios keičia odos tekstūrą, ir itin lankščių kūnų, leidžiančių jam priimti beveik bet kokią formą. Šie mechanizmai yra tikri ir gerai ištirti. Aštuonkojai apskritai yra vieni pažangiausių bestuburių, tačiau mimikinis aštuonkojis išsiskiria tuo, kad naudoja imitaciją ne tik maskuotei, bet ir aktyviai komunikacijai su plėšrūnais bei grobiu. Šis gyvūnas yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip evoliucija gali sukurti elgesio strategijas, kurios atrodo beveik neįtikėtinos. Tačiau visi šie gebėjimai yra tikri, dokumentuoti ir patvirtinti moksliniais tyrimais. Mimikinis aštuonkojis yra gyvas įrodymas, kad intelektas gamtoje pasireiškia ne tik smegenų dydžiu, bet ir elgesio lankstumu bei prisitaikymu.
Stambenosis kurmis. Stambenosis kurmis yra vienas iš keisčiausių ir greičiausių jutimo sistemą turinčių žinduolių Žemėje. Šis mažas, aklas kurmis gyvena Šiaurės Amerikos pelkėse ir drėgnose pievose. Jo išvaizda iš karto išsiskiria vietoje įprastos nosies, jis turi 22 minkštus, rausvus čiuptuvus, išsidėsčiusius žvaigždės formą. Ši struktūra nėra dekoracija. Tai vienas jautriausių biologinių jutiklių, kokius tik yra sukūrusi evoliucija. Kiekviename čiuptuve yra tūkstančiai Eimerio organų specializuotų jutimo receptorių, kurie reaguoja į prisilietimą. Iš viso kurmio nosyje yra daugiau nei 25 000 tokių receptorių. Tai leidžia jam matyti pasaulį per prisilietimą taip tiksliai, kaip kiti gyvūnai mato akimis. Nors kurmis beveik nieko nemato, jo smegenys turi milžinišką dalį, skirtą prisilietimo informacijai apdoroti. Proporcingai tai viena didžiausių sensorinių sričių tarp visų žinduolių. Stambenosis kurmis yra greičiausias žinomas žinduolis grobio aptikimo greičiu. Kai jis ieško vabzdžių ar kirminų po žeme, jo nosies čiuptuvai liečia paviršių iki 200 kartų per sekundę. Kai tik aptinka potencialų grobį, jis priima sprendimą suvalgyti ar ignoruoti per maždaug 20 milisekundžių. Tai greičiau nei žmogaus akių mirktelėjimas. Šis faktas yra tikras ir patvirtintas laboratoriniais tyrimais, naudojant aukštos spartos filmavimą. Dar vienas įdomus faktas: kurmis turi pirštų atspaudų analogą savo nosyje. Kiekvieno individo čiuptuvų struktūra yra šiek tiek skirtinga, todėl teoriškai būtų įmanoma identifikuoti kurmius pagal jų nosies raštą. Nors tokia praktika nenaudojama, tai rodo, kokia sudėtinga yra ši jutimo sistema. Stambenosis kurmis taip pat yra puikus prisitaikymo prie gyvenimo po žeme pavyzdys. Jo kūnas cilindro formos, kailis tankus ir gali krypti bet kuria kryptimi, kad netrukdytų judėti tuneliuose. Priekinės letenos plačios ir galingos, pritaikytos kasimui. Tačiau būtent nosis yra jo tikrasis evoliucinis pranašumas. Ji leidžia jam orientuotis visiškoje tamsoje, aptikti grobį, atpažinti pavojus ir net tyrinėti aplinką taip tiksliai, kaip kiti gyvūnai tyrinėja regėjimu. Šis kurmis yra gyvas įrodymas, kad evoliucija gali sukurti jutimo sistemas, kurios pranoksta žmogaus suvokimą. Nors jis mažas ir nepastebimas, jo nosis yra vienas sudėtingiausių biologinių instrumentų Žemėje. Blobfišas. Blobfišas yra viena iš labiausiai neteisingai suprastų žuvų pasaulyje. Jo keista, ištirpusi išvaizda, kuri tapo interneto memų simboliu, iš tikrųjų nėra natūrali. Taip jis atrodo tik tada, kai ištraukiamas į paviršių. Natūralioje aplinkoje, maždaug nuo 800 iki 1200 metrų gylyje, blobfišas turi normalią, tvirtą kūno formą, panašią į įprastą žuvį. Jo keistumas prasideda nuo prisitaikymo prie ekstremalaus slėgio. Tokiame gylyje slėgis yra iki 120 kartų didesnis nei paviršiuje, todėl daugumos žuvų kūnai turi plaukiojamąją pūslę. Blobfišas jos neturi, vietoje to jo kūnas sudarytas iš želė tipo audinio, kurio tankis mažesnis nei vandens. Tai leidžia jam plūduriuoti virš dugno beveik be energijos sąnaudų. Blobfišas priklauso psichaliušidų šeimai ir gyvena prie Australijos, Tasmanijos ir Naujosios Zelandijos krantų. Jis yra dugninė žuvis, kuri retai juda. Jo strategija paprasta: taupyti energiją. Giliavandenėje aplinkoje maisto mažai, todėl blobfišas tiesiog laukia, kol srovė atneš valgomų organizmų. Jo mitybą sudaro mažos vėžiagyvių rūšys, moliuskai ir organinės dalelės, nusėdančios iš viršutinių vandens sluoksnių. Blobfišas nėra plėšrūnas, jis negaudo grobio aktyviai. Vietoje to jis tiesiog praryja viską, kas praplaukia pakankamai arti. Vienas įdomiausių faktų: blobfišas yra beveik be raumenų. Tai atrodo keista, tačiau giliavandenėje aplinkoje raumenys nėra būtini. Slėgis toks didelis, kad bet koks aktyvus plaukimas būtų neefektyvus. Vietoje to blobfišas evoliuciškai pasirinko pasyvų gyvenimo būdą. Jo kūnas pritaikytas išgyventi ten, kur kiti organizmai negali egzistuoti. Būtent dėl šio prisitaikymo jis atrodo taip neįprastai, kai patenka į paviršių. Be slėgio jo želė tipo audinys praranda formą, o kūnas subliūkšta. Blobfišas taip pat yra viena iš rūšių, kurios netyčia žūsta žvejybos tinkluose. Nors jis nėra komercinės žvejybos objektas, dugniniai tralai dažnai pakelia jį į paviršių, kur jis neįgyvena. Dėl šios priežasties blobfišas laikomas potencialiai nykstančia rūšimi, nors tikslių populiacijos duomenų nėra, nes giliavandens rūšis sunku tirti, nors blobfišas tapo bjauriausio gyvūno simboliu.
tikroji jo istorija yra daug įdomesnė. Tai gyvūnas, kuris puikiai prisitaikė prie ekstremalių sąlygų, kuriuose žmogus neįgyventų nė sekundės. Jo išvaizda nėra trūkumas, tai evoliucinis sprendimas, leidžiantis jam egzistuoti vienoje atšiauriausių vietų Žemėje. Blobfishas yra priminimas, kad grožio sąvoka gamtoje neturi jokios reikšmės. Svarbiausia - išlikimas. Ajajus. Ajajus yra vienas iš keisčiausių primatų Žemėje ir vienas iš labiausiai neteisingai suprastų gyvūnų. Jis gyvena tik Madagaskare, tankiuose atogrąžų miškuose, kuriuose praleidžia visą gyvenimą medžiuose. Ajajus yra naktinis gyvūnas, todėl jo akys didelės, ryškios ir pritaikytos sugerti kuo daugiau šviesos. Tačiau būtent jo rankos ir dantys daro jį išskirtiniu. Ajajus turi ilgus, skeletinius pirštus, o vidurinis pirštas yra toks plonas ir lankstus, kad primena vabzdžio anteną. Šis pirštas yra pagrindinis jo įrankis maistui rasti. Ajajus naudoja metodą, vadinamą perkusinę foragaciją. Tai reiškia, kad jis beldžia į medžio kamieną greitais, ritmiškais smūgiais ir klausosi, kaip garsas sklinda per medieną. Jei garsas rodo, kad viduje yra ertmė ar vabzdžių lervų tunelis, ajajus pradeda graužti medį savo aštriais, nuolat augančiais dantimis. Kai pasiekia ertmę, jis įkiša savo ilgą pirštą, užkabina lervą ir ištraukia ją tarsi kabliuku. Šis elgesys yra tikras ir gerai dokumentuotas. Tai vienintelis primatas pasaulyje, kuris maistą suranda tokiu būdu, panašiu į genio strategiją. Tik naudojant rankas, o ne snapą, ajajus minta ne tik lervomis. Jis taip pat valgo vaisius, riešutus, sėklas ir kartais paukščių kiaušinius. Tačiau būtent lervos yra jo pagrindinis baltymų šaltinis. Dėl šio neįprasto maitinimosi būdo ajajus turi labai stiprius žandikaulius ir dantis, kurie niekada nenustoja augti kaip graužikų. Tai yra tikras biologinis faktas, kuris padeda jam nuolat graužti medieną nesusidėvint dantims. Ajajus ilgą laiką buvo laikomas blogos sėkmės simboliu Madagaskaro vietos kultūrose. Kai kuriuose bendruomenėse tikėta, kad jo pasirodymas pranašauja nelaimę, todėl gyvūnas buvo žudomas. Tai viena iš priežasčių, kodėl ajajus tapo nykstančia rūšimi. Šiandien jis saugomas, tačiau miškų naikinimas ir prietarai vis dar kelia grėsmę jo išlikimui. Biologiškai ajajus yra lemuras. Tačiau jo išvaizda tokia neįprasta, kad ilgą laiką mokslininkai net nežinojo, kur jį priskirti. Jo didelės akys, šikšnosparnio tipo ausys, ilgi pirštai ir graužikams būdingi dantys sukuria įspūdį, kad tai gyvūnas iš visiškai kitos evoliucinės linijos. Tačiau genetiniai tyrimai patvirtino, ajajus yra tikras lemuras, tik labai specializuotas. Ajajus yra puikus pavyzdys, kaip evoliucija gali sukurti itin specifinius įrankius vienam tikslui surasti maistą tamsoje. Medžio viduje, jo pirštas, dantys ir klausos sistema veikia kaip vienas suderintas mechanizmas. Tai gyvūnas, kuris atrodo keistas, bet jo biologija yra tiksliai pritaikyta jo aplinkai. Ajajus yra vienas iš tų primatų, kurie primena, kad gamta mėgsta eksperimentuoti, ir kartais tie eksperimentai tampa evoliuciniais šedevrais. Stiklinė varlė. Stiklinė varlė yra vienas iš įspūdingiausių gamtos paradoksų gyvūnas, kurio kūnas iš dalies permatomas. Ši varlių grupė priklauso Centrolinidae šeimai ir gyvena Centrinės bei Pietų Amerikos atogrąžų miškuose, dažniausiai netoli upelių, kurių vanduo švarus ir greitai tekantis. Jų pavadinimas kilęs iš unikalios savybės, pilvo pusė yra tokia skaidri, kad pro ją matosi vidaus organai. Širdis, kepenys, žarnos, viskas matoma plika akimi. Tai nėra mutacija ar liga, tai evoliucinis prisitaikymas, kurio tikslas maskuotė. Vienas iš tikrų ir patvirtintų faktų yra tas, kad stiklinės varlės permatomumas padeda joms susilieti su aplinka. Kai varlė ilsisi ant lapo, jos permatomas pilvas leidžia šviesai prasiskverbti pro kūną, todėl ji tampa beveik nematoma iš apačios. Plėšrūnai, tokie kaip paukščiai ar gyvatės, sunkiau pastebi jos kontūrus. Mokslininkai nustatė, kad permatomumas sumažina šešėlio kontrastą, todėl varlė atrodo tarsi lapo dalis. Tai tikras, eksperimentais patvirtintas faktas, stiklinės varlės yra naktinės. Dieną jos slepiasi lapų apačioje, o naktį leidžiasi į medžioklę. Jų mitybą sudaro smulkūs vabzdžiai ir kiti bestuburiai. Patinai garsėja savo elgesiu, jie saugo kiaušinius, padėtus ant lapų virš tekančio vandens. Tai neįprasta varliagyviams, nes dauguma rūšių palieka kiaušinius likimo valiai. Stiklinės varlės patinai budriai saugo lizdą nuo plėšrūnų,
ypač nuo vapsvų, kurios mėgsta maitintis varlių ikrais. Jei kiaušiniai pradeda džiūti, patinas juos drėkina savo kūnu. Šis elgesys yra tikras ir gerai dokumentuotas. Kai kiaušiniai įsirita, buožgalviai nukrenta tiesiai į upelį. Tai apsaugo juos nuo sausumos plėšrūnų. Stiklinės varlės yra labai priklausomos nuo švaraus vandens, todėl jų populiacijos jautriai reaguoja į miškų kirtimą ir taršą. Kai kurios rūšys jau laikomos nykstančiomis. Dar vienas įdomus faktas: stiklinės varlės turi žalią kaulų spalvą. Tai tikra biologinė savybė, susijusi su bilivedinu, pigmentu, kuris suteikia kaulams žalsvą atspalvį. Ši spalva dar labiau sustiprina jų maskuotę, nes net vidaus struktūros susilieja su lapų spalva. Stiklinė varlė yra vienas iš tų gyvūnų, kurie atrodo tarsi sukurti specialiai dokumentikai. Jos permatomas kūnas, sudėtingas elgesys ir priklausomybė nuo trapios ekosistemos daro ją vienu iš įdomiausių atogražų miškų simbolių. Tai gyvūnas, kuris primena, kad gamta kartais kuria sprendimus, kurie atrodo neįmanomi, bet yra visiškai tikri. Bobit kirmėlė. Bobit kirmėlė yra vienas iš įspūdingiausių ir kartu bauginančių jūrų plėšrūnų. Tai tikras, dokumentuotas gyvūnas, gyvenantis tropiniuose ir subtropiniuose vandenyse, dažniausiai Indo-Ramiojo vandenyno regione. Jis slepiasi smėlyje ar žvyre, paprastai nuo 1 iki 40 metrų gylyje. Nors dažniausiai matoma tik jos burnos dalis, visas kūnas gali siekti nuo 1 iki 3 metrų ilgio. Tai nėra mitas, užfiksuoti egzemplioriai, viršijantis 2 metrus. Yra tikri ir patvirtinti moksliniais stebėjimais. Bobit kirmėlė yra pasalų plėšrūnė. Ji įsirausia į dugną taip, kad matytųsi tik žandikauliai 5 aštrūs, kieti, pjūklo formos dantys. Kai grobis priplaukia pakankamai arti, kirmėlė smogia neįtikėtinu greičiu. Jos atakos greitis toks didelis, kad mokslininkai jį lygina su mantis krevetės smūgiu. Smūgio metu ji gali perpjauti žuvį pusiau arba akimirksniu ją įtraukti į savo urvą. Tai tikras faktas, užfiksuotas aukštos spartos kameromis. Bobit kirmėlė neturi akių, todėl grobį aptinka naudodama jautrius jutimo receptorius, reaguojančius į vibracijas ir vandens judėjimą. Tai leidžia jai tiksliai nustatyti, kada grobis yra tinkamu atstumu. Jos strategija paprasta, bet efektyvi. Ji laukia. Kartais valandas, kartais dienas. Energijos sąnaudos minimalios, o smūgis maksimaliai efektyvus. Dar vienas tikras faktas: bobit kirmėlė yra nuodinga. Jos žandikauliuose yra toksinų, kurie apsvaigina grobį ir trukdo jam pabėgti. Nors toksinas nėra pavojingas žmogui, žandikaulių jėga gali sukelti rimtų sužalojimų. Narai ir akvariumų prižiūrėtojai žino atvejų, kai kirmėlė netikėtai įsikando į pirštą ar įrankį, palikdama gilų pjūvį. Bobit kirmėlės elgesys taip pat įdomus. Ji yra vienišė ir labai teritorinė. Jei į jos urvą patenka kita kirmėlė, dažnai įvyksta agresyvus susidūrimas. Taip pat žinoma, kad bobit kirmėlės gali gyventi labai ilgai, kai kurie akvariumuose aptikti individai buvo pasislėpę metus. Kol galiausiai buvo pastebėti, šis gyvūnas dažnai vadinamas jūros siaubu, tačiau iš tikrųjų jis yra puikus evoliucijos pavyzdys. Jo kūnas, žandikauliai, jutimo sistema ir elgesys yra tiksliai pritaikyti pasalų medžiokliai. Bobit kirmėlė yra vienas iš tų organizmų, kurie primena, kad vandenynų dugnas slepia gyvybės formas, kurios atrodo tarsi iš mokslinės fantastikos, bet yra visiškai tikros. Barelėjų žuvis yra vienas iš keisčiausių giliavandenių organizmų, ir visi jos neįprasti bruožai yra tikri, dokumentuoti ir patvirtinti moksliniais tyrimais. Ši žuvis gyvena Ramiojo vandenyno šiaurinėje dalyje, maždaug nuo 600 iki 800 metrų gylyje, kur šviesos beveik nėra, o slėgis toks didelis, kad dauguma paviršiaus gyvūnų ten neįgyventų. Būtent šiose sąlygose barelėjų žuvis išvystė vieną iš unikaliausių anatominių prisitaikymų - permatomą galvos kupolą. Tai nėra metafora. Barelėjų žuvies galva iš tiesų yra skaidri, tarsi pripildyta želė. Per ją matosi akys, nervai ir kraujagyslis. Šis kupolas saugo akis nuo medūzų nuodų ir kitų giliavandenių organizmų, su kuriais žuvis susiduria medžiodama. Akys yra dar vienas tikras ir neįprastas faktas. Jos nėra nukreiptos į šonus, kaip daugumos žuvų. Jos nukreiptos aukštyn ir atrodo kaip du žali cilindrai, įmontuoti galvos viduje. Ilgą laiką mokslininkai manė, kad žuvis žiūri tik į viršų. Tačiau vėlesni tyrimai parodė, kad ji gali pasukti akis į priekį, kai artėja prie grobio.
Tai leidžia jai tiksliai nustatyti atstumą ir kryptį. Bareliai žuvis dažniausiai minta medūzomis ir kitais želė tipo organizmais, kurie leidžiasi iš viršutinių vandens sluoksnių. Jos permatomas kupolas apsaugo akis nuo medūzų čiuptuvų nuodų, o akys, nukreiptos į viršų, leidžia stebėti siluetus prieš šviesesnį vandens foną. Tai tikras, dokumentuotas elgesys, užfiksuotas naudojant specialius giliavandenius aparatus. Dar vienas įdomus faktas: bareliai žuvis beveik nejuda. Jos pelekai maži, o kūnas pritaikytas plūduriuoti beveik be energijos sąnaudų. Giliavandenėje aplinkoje maisto mažai, todėl energijos taupimas yra būtinas. Žuvis tiesiog laukia, kol grobis praplauks virš jos, ir tada lėtai pakyla, kad jį sugautų. Jos burna maža, todėl ji renkasi minkštą, lengvai prarėmą maistą. Bareliai žuvis buvo žinoma mokslui daugiau nei 70 metų, tačiau ilgą laiką niekas nežinojo, kaip atrodo jos galva natūralioje būsenoje. Pirmieji egzemplioriai, iškelti į paviršių, prarasdavo skaidrų kupolą dėl slėgio pokyčių. Tik 2009 metais mokslininkams pavyko nufilmuoti gyvą bareliai žuvį jos natūralioje aplinkoje, ir tai patvirtino visus spėjimus apie jos anatomiją. Bareliai žuvis yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip giliavandenė evoliucija gali sukurti sprendimus, kurie atrodo tarsi iš kitos planetos. Jos permatoma galva, cilindrinės akys ir pasyvus gyvenimo būdas yra tikri, patvirtinti faktai, kurie atskleidžia, kaip mažai mes iš tikrųjų žinome apie pasaulį, slypinti po tamsiomis vandenyno gelmėmis. Tardigradas, dar vadinamas vandens lokiu, yra vienas iš atspariausių gyvūnų, kokius tik žinome. Tai mikroskopinis, maždaug nuo 0,5 iki 1 mm dydžio organizmas, gyvenantis beveik visur nuo aukštų kalnų iki gilių vandenynų, nuo atogražų miškų iki Arkties ledo. Visi faktai apie jo atsparumą yra tikri, patvirtinti laboratoriniais eksperimentais ir daugybė mokslinių tyrimų. Nors tardigradas atrodo lėtas ir minkštas, jo biologija yra viena iš sudėtingiausių gamtoje. Vienas svarbiausių faktų: tardigradas gali išgyventi ekstremalias sąlygas, kurios sunaikintų beveik bet kurį kitą organizmą. Jis gali atlaikyti temperatūras nuo beveik absoliutaus nulio iki daugiau nei 150 laipsnių karščio. Jis gali išgyventi vakuume, kosminėje erdvėje, kur nėra oro, nėra slėgio ir yra intensyvi radiacija. Tai tikras faktas: 2008 metais tardigradai buvo išsiųsti į kosmosą, kur jie išgyveno tiesioginę Saulės radiaciją ir grįžo gyvi. Tardigradas taip pat gali išgyventi milžinišką radiacijos kiekį, kuris būtų mirtinas žmonėms. Tai įmanoma dėl jo gebėjimo apsaugoti savo DNR specialiais baltymais, kurie veikia kaip biologinis skydas. Kai sąlygos tampa per sunkios, tardigradas pereina į kriptobiozės būseną. Tai reiškia, kad jis išdžiūsta beveik iki visiško vandens netekimo, susisuka į mažą rutulį, vadinamą tuno formą, ir sustabdo beveik visas gyvybinės funkcijas. Šioje būsenoje jis gali išbūti dešimtmečius. Kai aplinka vėl tampa palanki, tardigradas atsigeria vandens ir atgyja per kelias valandas. Dar vienas tikras faktas: tardigradai turi 8 kojas ir nagus, kuriais kabinasi prie paviršių. Jų kūnas padengtas lankstė kutikula, kuri periodiškai keičiama, kaip vabzdžių ar voragyvių. Nors jie maži, jų anatomija yra sudėtinga, turi burnos adatą, kuria praduria dumblus ar bakterijas, ir siurbia jų turinį. Tai jų pagrindinis maisto šaltinis. Tardigradai gyvena beveik visur, kur yra bent šiek tiek drėgmės. Samanose, dirvožemyje, medžių žievėje, gėluose vandenyse, net karštose versmėse. Jų paplitimas toks platus, kad mokslininkai mano, jog tardigradai yra viena iš seniausių gyvūnų grupių, išgyvenusių 5 masinius išnykimus. Tai tikras, patvirtintas faktas, pagrįstas fosilijų ir genetiniais tyrimais. Tardigradas yra gyvas įrodymas, kad gyvybė gali būti daug atsparesnė, nei mes įsivaizduojame. Nors jis mikroskopinis, jo biologija meta iššūkį mūsų supratimui apie tai, kas įmanoma. Tai vienas iš tų gyvūnų, kurie primena, kad net mažiausios būtybės gali turėti didžiausius evoliucinius pranašumus. Koalos atspaudai. Koalos yra vieni iš labiausiai atpažįstamų Australijos gyvūnų, tačiau vienas jų bruožas yra toks neįprastas, kad ilgą laiką gliumino net kriminalistikos ekspertus. Tai tikras, dokumentuotas faktas: koalos turi pirštų atspaudus, kurie beveik identiški žmogaus. Ne panašus, ne artimi, o tokie, kad mikroskopu juos atskirti būtų beveik neįmanoma.
Šis reiškinys yra toks tikslus, kad kai kurie tyrėjai juokauja, jog koala galėtų palikti žmogaus nusikaltimo pėdsakus. Tai nėra mitas. Tai patvirtinta kriminalistikos laboratorijose, kur koalų atspaudai buvo lyginami su žmonių. Kodėl taip yra? Koalos priklauso žinduolių grupiai, kuri evoliuciškai vystėsi visiškai atskirai nuo žmonių. Tačiau jų gyvenimo būdas laipiojimas medžiais, tvirtas sukibimas su šakomis ir tikslus judesiai pareikalavo ypatingo prisitaikymo. Jų pirštai turi sudėtingą odos keterų sistemą, kuri padeda išlaikyti sukibimą net ant lygių eukaliptų žievės paviršių. Šios keteros yra tokios panašios į žmogaus, kad net jų raštų tipai kilpiniai, sūkuriniai ir lankiniai sutampa. Tai vienas iš nedaugelio atvejų gamtoje, kai dvi visiškai skirtingos rūšys evoliuciškai sukuria beveik identišką struktūrą dėl panašaus poreikio. Koalos gyvena rytinėje Australijos dalyje, eukaliptų miškuose. Jos didžiąją gyvenimo dalį praleidžia medžiuose, beveik niekada nenulipdamos ant žemės. Jų mityba taip pat unikali, jos valgo tik eukaliptų lapus, kurie daugeliui gyvūnų yra nuodingi. Koalos turi specializuotą virškinimo sistemą, kuri leidžia neutralizuoti toksinus, tačiau dėl tokios dietos jų energijos lygis labai žemas. Todėl jos miega iki 20 valandų per parą. Tai tikras, gerai dokumentuotas faktas. Koalos pirštų atspaudai yra toks neįprastas reiškinys, kad mokslininkai vis dar tiria, kodėl evoliucija pasirinko būtent tokį sprendimą. Viena teorija teigia, kad sudėtingi atspaudai padeda koaloms tiksliai reguliuoti spaudimą, kai jos laiko šakas. Kita teorija, kad atspaudai padeda joms geriau jausti paviršiaus struktūrą tamsoje. Abi teorijos turi pagrindo, tačiau galutinis atsakymas dar neaiškus. Dar vienas įdomus faktas: koalos turi 2 nykščius ant priekinių letenų. Tai padeda joms tvirtai sugriebti šakas ir judėti medžių lajomis. Jų užpakalinės letenos taip pat turi specializuotą pirštą, kuris veikia kaip kabliukas. Šie prisitaikymai kartu su žmogui identiškais atspaudais sukuria vieną iš sudėtingiausių žinduolių rankų struktūrų gamtoje. Koalos yra jautrios klimato kaitai ir miškų nykimui. Jų populiacijos mažėja, o kai kuriuose vietose jos jau laikomos nykstančiomis. Tačiau jų biologija, elgesys ir neįprasti pirštų atspaudai daro jas vienu iš labiausiai tyrinėjamų Australijos simbolių. Tai gyvūnas, kuris atrodo mielas ir ramus, bet jo kūne slypi evoliuciniai sprendimai, kurie stebina net patyrusius mokslininkus. Lapinis jūros drakonas. Lapinis jūros drakonas yra vienas iš įspūdingiausių ir labiausiai fotografuojamų jūrų gyvūnų. Tačiau visi jo bruožai yra tikri, dokumentuoti ir patvirtinti moksliniais tyrimais. Ši rūšis gyvena tik pietų ir vakarų Australijos pakrantėse, vėsiuose, švariuose vandenyse, kuriuose gausu jūrų dumblių ir žolių. Būtent ši aplinka nulėmė jo neįprastą išvaizdą, kūną dengia ilgi, lapus primenantys išaugimai, kurie nėra pelekai ir nenaudojami plaukimui. Tai maskuotė, evoliucinis sprendimas, leidžiantis jiems susilieti su aplinka taip tiksliai, kad net patyrę narai kartais jo nepastebi. Lapinis jūros drakonas yra artimas jūrų arkliukų giminaitis. Kaip ir jie, jis plaukia labai lėtai, naudodamas mažyčius, beveik nematomus pelekus. Jo judėjimas toks švelnus ir lėtas, kad atrodo tarsi dreifuojantis augalas. Tai tikras faktas: lapinis jūros drakonas neturi jokios galimybės greitai pabėgti nuo plėšrūnų, todėl vienintelė jo gynyba yra tobula maskuotė. Jo kūno spalva priklauso nuo aplinkos, kai kurie individai būna žalsvi, kiti gelsvi ar rusvi, o jų raštai gali keistis priklausomai nuo dumblių spalvos. Vienas įdomiausių ir tikrų faktų: patinai nešioja kiaušinius. Tai būdinga visai jūrų arkliukų ir jūros drakonų grupiai. Patelė padeda kiaušinius ant patino uodegos apačioje esančios specialios, kraujagyslėmis išvagotos plokštelės. Patinas juos saugo, aprūpina deguonimi ir nešioja maždaug mėnesį, kol išsirita jaunikliai. Šis elgesys yra tikras, gerai dokumentuotas ir vienas iš įdomiausių tėvystės pavyzdžių gyvūnų pasaulyje. Lapiniai jūros drakonai minta mažais vėžiagyviais, planktonu ir smulkiais organizmais, kuriuos įsiurbia ilga, vamzdžio formos burna. Jie neturi dantų ir negali kramtyti. Jų medžioklė lėta ir tiksliai, jie priartėja prie grobio nepastebimai, pasinaudodami savo maskuotę, ir staigiai įsiurbia jį į burną. Tai tikras faktas, patvirtintas filmuotais stebėjimais. Dar vienas įdomus faktas: lapiniai jūros drakonai yra labai jautrus aplinkos pokyčiams. Jie negali gyventi užterštuose ar šiltuose vandenyse, todėl klimato kaita ir žmogaus veikla kelia grėsmę jų populiacijoms.
Kai kuriuose vietose jie jau laikomi nykstančiais. Dėl šios priežasties Australijoje jie yra saugomi, o jų gaudymas ar prekyba yra griežtai ribojami. Lapinis jūros drakonas atrodo tarsi mitinė būtybė, tačiau jo biologija yra tikra ir kruopščiai ištirta. Tai gyvūnas, kuris evoliucijos būdu pasirinko ne greitį, ne jėgą ir ne agresiją, o tobulą apgaulę. Jo kūnas yra gyvas meno kūrinys, sukurtas tam, kad jis išliktų tarp jūros žolių ir dumblių. Tai vienas iš gražiausių ir labiausiai neįtikėtinų gamtos prisitaikymo pavyzdžių. Plikasis uakaras. Plikasis uakaras yra vienas iš keisčiausių ir labiausiai atpažįstamų Amazonės primatų. Jo išvaizda tokia neįprasta, kad pirmieji tyrinėtojai manė, jog tai sergantis gyvūnas. Tačiau tai visiškai natūralus prisitaikymas. Plikasis uakaras turi ryškiai raudoną, beveik ryškiai rožinę veido odą, kuri kontrastuoja su tankiu, šviesiu kailiu. Ši spalva atsiranda dėl tankaus kapiliarų tinklo po plona oda. Kuo ryškesnė spalva, tuo sveikesnis individas. Tai svarbus signalas poravimosi metu patelės renkasi patinus pagal veido ryškumą. Plikasis uakaras gyvena tik Amazonės baseine, daugiausia Brazilijoje ir Peru. Jis renkasi atokius, drėgnus miškus, ypač vietas, kuriuose gausu upių ir potvinių užliejamų teritorijų. Šie primatai beveik visą gyvenimą praleidžia medžiuose ir retai leidžiasi ant žemės. Jų ilga, puri uodega nėra naudojama kabinimuisi, kaip kai kurių kitų primatų, tačiau padeda išlaikyti pusiausvyrą šokinėjant tarp šakų. Plikasis uakaras minta vaisiais, sėklomis, riešutais ir kartais vabzdžiais. Jo žandikauliai labai stiprus, pritaikyti kietiems vaisiams ir sėkloms traiškyti. Vienas iš įdomių faktų: uakarai mėgsta valgyti vaisius, kurie dar nėra visiškai prinokę ir yra kartūs. Dauguma kitų gyvūnų jų vengia, todėl uakarai turi mažiau konkurentų dėl maisto, jų socialinė struktūra sudėtinga. Uakarai gyvena grupėmis, kurias sudaro nuo kelių iki keliasdešimties individų. Grupės dažnai jungiasi į didesnius būrius. Ypač kai maisto gausu, jų balsai garsūs ir skvarbus, primenantys lojimą ar riksmą. Tai padeda palaikyti ryšį tankiuose miškuose, kur matomumas ribotas. Dar vienas svarbus faktas: plikasis uakaras yra jautrus buveinių nykimui. Amazonės miškų kirtimas, upių reguliavimas ir žmogaus veikla mažina jų populiacijas. Kai kuriuose vietose jie jau laikomi pažeidžiama rūšimi. Jų išlikimas priklauso nuo miškų apsaugos ir natūralių upių sistemų išsaugojimo. Plikasis uakaras atrodo tarsi iš fantastikos filmo. Tačiau jo biologija yra tiksliai pritaikyta gyvenimui Amazonės medžių lajose. Ryškus veidas, stiprus žandikauliai, socialinis elgesys ir prisitaikymas prie potvinių miškų daro jį vienu iš įdomiausių primatų Pietų Amerikoje. Mėlynasis drakonas. Mėlynasis drakonas, dar vadinamas Glaucus atlanticus, yra vienas iš įspūdingiausių jūrų šliužų pasaulyje. Jis gyvena atvirose vandenynų zonose, dažniausiai Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenyno paviršiniuose sluoksniuose. Tai pelaginis gyvūnas, jis neneria į dugną ir niekada negyvena ant koralų ar uolų. Vietoje to jis plūduriuoja aukštyn kojomis, pilvu į viršų, naudodamas oro burbulą savo kūne kaip natūralų plūdurą. Jo mėlyna viršutinė pusė maskuoja jį nuo paukščių, o sidabrinė apatinė nuo plėšrūnų po vandeniu. Mėlynasis drakonas minta vienais pavojingiausių vandenyno organizmų portugališkomis medūzomis, vadinamomis Physalia physalis, ir kitomis nuodingomis sifonoforomis. Jis ne tik atsparus jų nuodams, bet ir sugeba juos kaupti savo kūne. Tai reiškia, kad mėlynasis drakonas tampa dar pavojingesnis nei jo grobis. Jo kūno ataugose, vadinamose ceratomis, sukaupti nuodai gali sukelti itin skausmingą įgėlimą. Tai tikras faktas žmogui prisilietus prie šio šliužo. Nudegimas gali būti stipresnis nei nuo pačios medūzos, jo išvaizda yra viena iš įspūdingiausių gamtoje. Kūnas plokščias, sidabriškai mėlynas, o šoninės ataugos primena sparnus ar liepsnas. Šis dizainas nėra tik grožis, tai maskuotė ir gynyba. Mėlyna spalva padeda susilieti su vandens paviršiaus atspindžiais, o sidabrinė su šviesa iš apačios. Tai dvipusė apsauga nuo plėšrūnų. Mėlynasis drakonas yra hermafroditas, tačiau poravimuisi vis tiek reikia dviejų individų. Jų poravimosi procesas sudėtingas, nes abu partneriai turi vengti vienas kito nuodingų ataugų. Po poravimosi jie deda kiaušinių grandines ant dreifuojančių objektų medūzų likučių, plūduriuojančių dumblių ar net šiukšlių,
Dar vienas įdomus faktas: mėlynasis drakonas dažnai randamas kartu su savo grobiu, nes abu keliauja vandenyno srovėmis. Kartais susiformuoja ištisos kolonijos, kuriuose šimtai šliužų dreifuoja kartu su medūzomis. Tokie susibūrimai vadinami mėlynaisiais potviniais. Nors mėlynasis drakonas atrodo mažas ir trapus, jo biologija yra itin agresyvi ir efektyvi. Jis pavagia nuodus, sustiprina juos ir panaudoja savo gynybai. Tai vienas iš įspūdingiausių pavyzdžių, kaip evoliucija gali sukurti gyvūną, kuris atrodo kaip meno kūrinys, bet veikia kaip galingas plėšrūnas. Saulės lokys. Saulės lokys yra mažiausia meškų rūšis pasaulyje, tačiau jo biologija ir elgesys yra vieni iš įdomiausių. Jis gyvena pietryčių Azijos atogrąžų miškuose nuo Indonezijos ir Malaizijos iki Tailando, Laoso ir Kambodžos. Šie miškai tankūs, drėgni ir šilti, todėl saulės lokys puikiai prisitaikė prie gyvenimo medžių lajose. Jis puikiai laipioja, turi ilgus, lenktus nagus ir stiprias galūnes, leidžiančias kabintis net į lygius kamienus. Jo pavadinimas kilęs iš ryškios geltonai oranžinės dėmės ant krūtinės, kuri primena kylantį saulės diską. Ši dėmė yra unikali kiekvienam individui, tarsi pirštų atspaudas. Kailis trumpas ir tankus, pritaikytas tropiniam karščiui, o liežuvis neįprastai ilgas, gali siekti iki 25 cm. Jis naudoja jį vabzdžiams ir medui laižyti. Būtent dėl meilės medui saulės lokys kartais vadinamas medaus lokiu. Saulės lokio dantys ir žandikauliai labai stiprūs. Jis gali lengvai pralaužti termitų lizdus, bičių korius ar kietus vaisius. Mityba įvairi: vabzdžiai, medus, vaisiai, mažesni stuburiniai, kartais net paukščių kiaušiniai. Jo virškinimo sistema pritaikyta tropiniams vaisiams, todėl saulės lokys yra svarbus sėklų platintojas miškuose. Vienas įdomiausių faktų: saulės lokys turi neįprastai ilgą liežuvį ne tik maistui rinkti, bet ir termitų kolonijoms įsiurbti. Jis įkiša liežuvį giliai į plyšius ir ištraukia vabzdžius tarsi siurblių. Ši strategija labai efektyvi, nes termitai ir skruzdėlės yra vienas pagrindinių jo baltymų šaltinių. Saulės lokiai yra daugiausia naktiniai ir labai slapūs. Jie vengia žmonių, todėl laukinėje gamtoje juos pamatyti sunku. Jų populiacijos mažėja dėl miškų kirtimo, palmių aliejaus plantacijų plėtros ir brakonieriavimo. Kai kuriuose vietose jie laikomi pažeidžiama ar net nykstančia rūšimi. Nors saulės lokys yra mažas, jo elgesys ir prisitaikymai yra įspūdingi. Jis puikiai laipioja, turi vieną ilgiausių liežuvių tarp žinduolių, stiprius žandikaulius ir unikalią krūtinės dėmę. Tai gyvūnas, kuris tyliai gyvena tropinių miškų tankmėje, tačiau jo biologija atskleidžia sudėtingą ir subtilų evoliucijos darbą. Kakapo. Kakapo yra vienas iš unikaliausių paukščių žemėje neskraidantis. Naktinis, žalias, sunkus ir turintis asmenybę, kurią tyrinėtojai dažnai vadina katiniška. Jis gyvena tik Naujojoje Zelandijoje ir yra vienas rečiausių paukščių pasaulyje. Kakapo priklauso papūgų šeimai, tačiau jo biologija visiškai kitokia nei įprastų papūgų. Kakapo yra sunkiausia papūga pasaulyje. Suaugęs patinas gali sverti nuo 2 iki 4 kg. Jo kūnas apvalus, plunksnos žalsvos su juodais raštais, kurie padeda puikiai maskuoti samanose ir miško paklotėje. Sparnai maži ir silpni, todėl kakapo neskraido. Vietoje to jis vaikšto, bėga ir laipioja medžiais, naudodamas stiprias kojas ir nagus. Vienas įdomiausių kakapo bruožų jo kvapas. Skirtingai nei dauguma paukščių, kakapo turi ryškų, saldų, žolelių primenantį kvapą. Tai padeda tyrinėtojams jį surasti, bet kartu pritraukia plėšrūnus. Būtent dėl šios savybės kakapo tapo itin pažeidžiamas, kai į Naująją Zelandiją buvo atvežti katinai. Šunys ir šeškai. Kakapo veisimosi strategija taip pat neįprasta. Patinai renkasi specialias vietas, vadinamas lekais, kur naktimis skleidžia gilius, žemų dažnių garsus, vadinamus būginimu. Šie garsai sklinda kilometrų atstumu ir pritraukia pateles. Patinas įskaptuoja duobę žemėje, kuri veikia kaip rezonatorius, sustiprinantis garsą. Ši ritualinė elgsena yra viena iš sudėtingiausių paukščių pasaulyje. Kakapo veisiasi tik tada, kai gausiai dera rimų medžiai, tai gali nutikti kartą per 2, 3 ar net 4 metus. Dėl tokio lėto veisimosi tempo populiacija labai jautri bet kokiems pokyčiams. Šiuo metu kakapo yra viena labiausiai saugomų rūšių pasaulyje. Kiekvienas individas turi vardą, sekimo siųstuvą ir yra prižiūrimas gamtosaugos specialistų,
Kakapo yra ilgaamžis paukštis. Jis gali gyventi daugiau nei 90 metų. Jo elgesys žaismingas, smalsus ir dažnai komiškas. Kai kurie individai tapo žinomi visame pasaulyje dėl savo sąveikos su žmonėmis. Ypač gamtosaugininkais, tai paukštis, kuris atrodo tarsi iš kito pasaulio neskraidantis, naktinis, kvapnus, sunkus ir turintis sudėtingą socialinį elgesį. Kakapo yra vienas iš ryškiausių pavyzdžių, kaip izoliuota sala gali sukurti visiškai unikalią gyvūnų evoliuciją. Gulperiklis. Gulperiklis, dar vadinamas milžiniškaburnių ryklių arba Megachasmapelagios, yra viena iš rečiausių ir paslaptingiausių ryklių rūšių pasaulyje. Jis buvo atrastas tik 1976, kai vienas individas netikėtai įsipainiojo į JAV karinio laivo inkaravimo virves. Iki šiol užfiksuota vos kelios dešimtys šios rūšies stebėjimų, todėl gulperiklis laikomas vienu iš mažiausiai ištirtų didžiųjų jūrų gyvūnų, jo išvaizda iš karto išsiskiria milžiniška. Puslankio formos burna, kuri gali būti beveik metro pločio. Burnos viduje yra šimtai mažų, smulkių dantukų, tačiau jie nenaudojami medžiokliai. Gulperiklis yra filtratorius. Jis plaukia išsižiojęs ir filtruoja planktoną, mažas žuveles bei krevetes. Burnos vidus turi šviesą atspindinčių audinių, kurie naktį gali švelniai švytėti. Manoma, kad tai padeda pritraukti planktoną tarsi natūralus žibintas tamsiuose vandenyse. Gulperiklis gyvena giliuose, šiltuose ir vidutinio klimato vandenyse. Dažniausiai aptinkamas Ramiajame vandenyne, tačiau pavieniai individai rasti ir Indijos bei Atlanto vandenynuose. Jis plaukioja nuo kelių šimtų iki daugiau nei 1000 metrų gylyje, tačiau kartais pakyla arčiau paviršiaus, ypač naktimis. Dėl šio elgesio jis kartais netikėtai patenka į žvejų tinklus. Jo kūnas minkštas, želė tipo, pritaikytas giliavandeniai aplinkai, kur slėgis didelis, o energijos šaltinių mažai. Gulperiklis plaukia lėtai, jo pelekai dideli ir lankstus, o judėjimas primena bangavimą. Tai visiškai nepanašu į greitus, agresyvius ryklius, kuriuos įsivaizduoja dauguma žmonių. Vienas įdomiausių faktų: gulperiklis gali būti labai didelis. Suaugę individai pasiekia nuo 4 iki 5 metrų ilgį, tačiau dėl retumo tikslaus dydžio diapazono mokslininkai dar tiksliai nežino. Taip pat nežinoma, kaip jie veisiasi, kiek gyvena ir kokie jų migracijos keliai. Tai viena iš tų rūšių, kurios vis dar slepia daugiau klausimų nei atsakymų. Gulperiklis yra puikus pavyzdys, kaip net dideli jūrų gyvūnai gali likti beveik nematomi žmonijai. Jis plaukioja tamsiose vandenyno gelmėse, retai pasirodo paviršiuje ir gyvena taip slapta, kad kiekvienas naujas jo stebėjimas laikomas moksliniu įvykiu. Tai vienas iš paslaptingiausių ryklių, kurių biologija dar tik pradedama suprasti. Mantisinė krevetė. Mantisinė krevetė yra vienas iš ekstremaliausių gyvūnų visoje planetoje. Jos smūgis toks greitas ir galingas, kad mokslininkai ją vadina povandeniniu boksininku. Nors ji maža, dažniausiai nuo 10 iki 20 cm, jos puolimo mechanizmas yra vienas stipriausių gyvūnų karalystėje. Mantisinės krevetės turi dvi pagrindinės ginklų rūšis – smogėjos ir durklinės. Smogėjos turi kumščius, kurie veikia kaip miniatiūriniai kūjai. Jos smogia greičiu, artimu kulkai, o smūgio jėga gali sutraiškyti krabų kiautus, sraigių kriauklės ir net akvariumo stiklą. Durklinės turi aštrias, ietis primenančias galūnes, kuriomis perveria grobį žaibiškų judesių. Smūgio metu susidaro kavitacijos burbulas, mažytė garų kapsulė, kuri akimirksniu sprogsta. Tai reiškia, kad mantisinė krevetė smogia 2 kartus. Pirmą kartą fiziniu smūgiu, antrą burbulo sprogimu. Šis reiškinys sukuria šviesos blyksnį ir trumpą karščio impulsą, kuris gali siekti kelis tūkstančius laipsnių. Mantisinės krevetės turi vieną sudėtingiausių akių visoje gyvūnų karalystėje. Jos gali matyti ultravioletinius, infraraudonuosius ir polarizuotus šviesos spektrus. Kiekviena akis juda nepriklausomai, o regėjimo sistema tokia sudėtinga, kad žmonių technologijos dar tik bando ją suprasti. Jų akys leidžia tiksliai apskaičiuoti atstumą ir smūgio trajektoriją net drumstame vandenyje. Jos gyvena tropiniuose vandenyse, dažniausiai Indo-Ramiojo vandenyno regione. Mantisinės krevetės yra teritorinės ir agresyvios. Jos gyvena urvuose, kuriuos saugo nuo bet kokio įsibrovėlio. Jų elgesys sudėtingas, jos naudoja spalvų signalus, kūno pozas ir garsus komunikacijai. Mantisinė krevetė minta krabais, moliuskais, žuvimis ir kitais bestuburiais.
Jos medžioklė greita, tiksli ir efektyvi. Dėl savo galingų smūgių ji gali pasiekti grobį, kurio kiti plėšrūnai negali pasiekti, pavyzdžiui, sutraiškyti storus kiautus, kurie daugeliui būtų neįveikiami. Tai gyvūnas, kuris atrodo mažas ir spalvingas, bet jo biologija yra ekstremali. Mantisinė krevetė yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip evoliucija gali sukurti ginklą, kuris prilygsta fizikos laboratorijoms. Jos smūgis, regėjimas ir elgesys daro ją vienu iš įspūdingiausių jūrų plėšrūnų. Šybil, dar vadinamas batakakliu gandru, yra vienas iš įspūdingiausių ir labiausiai bauginančių paukščių žemėje. Jo išvaizda tokia neįprasta, kad daugelis žmonių pirmą kartą pamato jį manydami, jog tai animatronika arba žaidimo modelis. Tačiau šybil yra tikras, gyvas ir labai senovinės evoliucinės linijos paukštis. Jo pavadinimas kilęs nuo milžiniško snapo, kuris primena medinį batą. Šis snapas yra ne tik dekoracija, tai galingas medžioklės įrankis. Šybil medžioja pelkėse, daugiausia Rytų Afrikos regione, ypač Pietų Sudane ir Ugandoje. Jis stovi visiškai nejudėdamas, kartais net valandą, laukdamas tinkamo momento. Kai grobis žuvis, varlė, gyvatė ar net jaunas krokodilas priartėja, šybil smogia žaibiškų judesių ir sugriebia jį snapu, kuris gali sutraiškyti net storą žvynotą odą. Vienas įdomiausių šybil bruožų jo elgesys. Jis juda lėtai, oriai, beveik teatrališkai. Kai jis žiūri į žmogų, atrodo, kad vertina, analizuoja ir sprendžia. Jo žvilgsnis toks intensyvus, kad internete jis dažnai vadinamas paukščiu, kuris žino tavo paslaptis. Šybil taip pat garsėja savo lenkimosi ritualu, kai jis sutinka žmogų ar kitą šybil. Jis lėtai palenkia galvą žemyn, tarsi sveikindamasis, jo balsas taip pat neįprastas. Šybil negieda kaip dauguma paukščių. Vietoje to jis skleidžia garsą, primenantį kulkosvaidžio tratėjimą. Tai daro greitai sukdamas savo masyvų snapą. Šis garsas girdimas iš toli ir naudojamas komunikacijai, ypač lizdo teritorijoje. Šybil yra didelis paukštis, gali siekti iki 1,5 metro aukščio, o jos sparnų plotis viršija 2 metrus. Nepaisant dydžio, jis skraido lengvai, bet retai, nes daugiausia laiko praleidžia pelkėse, kur svarbiausia kantrybė ir tikslumas. Jo populiacija maža, nes pelkės nyksta, o žmogaus veikla trikdo jų buveines. Šybil yra saugoma rūšis, o jo stebėjimas gamtoje laikomas didžiulė sėkme. Tai paukštis, kuris atrodo tarsi iš kito pasaulio, didžiulis, tylus, grėsmingas ir kartu nepaprastai elegantiškas. Šybil yra vienas iš tų gyvūnų, kurie primena, kad gamta gali sukurti formas, kurios atrodo per daug keistos, kad būtų tikros, bet būtent todėl jos tokios įspūdingos. Ačiū, kad buvai kartu šioje kelionėje per mūsų mistišką pasaulį. Jei tau patiko ši istorija apie nepaprastus gyvūnus, palik laiką, prenumeruok kanalą ir parašyk komentarą. Tavo palaikymas leidžia kurti dar daugiau pasakojimų, kurie atveria gamtos paslaptis. Iki kito karto.